Nu ko, sveiki gyvi vėl. Sen nebesimatėm. Ištraukiau biškį iš garažą. Ištraukiau ne šiaip sau. Ištraukiau padaryto iki biškį upgrade'aną. Ir galvoju pasidalinti reik su jums. Tu iki biškį. Tipsą. Live hacką. Tai va, vėl keliaunu. Nu, dar nekeliaunu. Keliaus už kelių dienų. Ir jau visišką vėlaunu, atrodo, su visko laiką nebėr. Dar čia jums rašinėjau video ir galų gali kaimyns pjojo žuolį. Nu, įsirašyti, bet nesigirdi. Norėjau parodyti, ką paskui darau, bet turbūt parodys, ką jau pasidarė. Tai, žodžiu, ir tašis. Kadangi vežus aš daug daiktų, įvažiau ne viens, mane netelpa. Ir aš tas tašis dėdavau anksčiau čia, įmės nuotrauk ant viršaus. Kad aš užsidedu ant viršaus, aš per veidrodėlius nebematau gal. Matau, bet labai sunkiai. Tai, ko aš padirbau, šitą tėpštą prisikonstravau. Kodėl aš iš tikrųjų sugalvojau? Todėl, kad, tarkim, kad aš užsidedu ant viršaus viskon, aš nebeatidarau tos dėžės, o to dėžė būna dažniausiai pagrindinė tokie viskai daikta. Elektronikai, panašiai, nu ir anu iš tikrųjų rek. Tai kon, šitą nusipirkau. Ne karabins turėjau čia alpinizmai. Va tuoks kabliukus, nerūdyjančius. Ir prisiknėdėjau, ne su varštelės, bet su knėdėm. Aišku, dėjau iš vidaus. Tai jau parodysiu šium. Iš vidaus dėjau. Matos, ne turbūt. Tuoks šaibelis, kad neišplieštų. Ir bandom pliešti be šansų. Nu, aš ves motociklą jodam. Tai va, man tokių karabinų. Kas labai gera, kad žiaurę paprastą užsided, į žiaurę greit galiu nuimti. Plius atsiron mane čia veids, aš galiu kad ir palapėnį įsidėti. Ar miegmaišius galiu užsidėti, mane neberek čia apsikrauti. Nors gal aš jau užsidėsiu dar tuik tašelį. Bet, sakau, pagrindinis dalykas buvo tas, kad aš negalėjau tos dėžės atsidaryti. Dabar, kur aš turtų ant tašelį, ant ir iš tikrųjų paprast, dėželė su saktelės. Tukštukšt, aš atsegu, gali atversti, ton atsivert. Viskas ok. Bet va, su tom tašim aš vargdavau, vis keliuons pravargdavau. Kon aš dabar, tarkim, noriu šans nusiimti. Nu, aišku, čia tas daržas nebuvo būtins prisisekti, bet aš manau, kad mums jau yra tas diržėlis, mums labai patogiai neštis kažkur per pėt persimeti. Bet, nu, tarkim, reik manai dabar nusimti ant tašį, šitą karabiną pasuku, išneru, kad karabiną išneru. Nešus tašį, kur aš noriu, nebėr. Užsidėti vėl labai paprasta. Bakt veina. Bakt šitą, kad bišk savien rank nepatogiai, kad aš filmuom. Va. Viskas, tašį stau. Aišku, dabar stau tepštavo paprasta. Tai šitą variantą. Su tau dirželiu per čia prasineru. Iš prasilginti. Prasilginau. Ir aš anau, užsisegu čia. Все, taš niekur nedings. Aišku, dabar tu ištien čia pleveson, bet kadam prisikraun, plius dar aš čia viškai. O, ant teprelė bus. Ten turės svorį. Taip, kas toliau? Dabar yra, dar nežinau, kas susikraus viskon. Bus matyti, kaip tus tašis atsistos, bet aš žiūrėjau, kad iš posūks už to, man anus reikėt, kad va tepštą va būt. Tai aš dar turtų įkminti, kad paimti per čia vien diržėlį per apačią sekti. Nu ir nežinau, apertus kabliukus ir kažką padaryti. Ir kad tus tašis va taip prasiskleistų. Aš galėčiau čia kažkom gal sugalvoti įdėti, bet nu, rek, gal nerek, nežinau. Tai va, o gal jis sugalvos dar kažkom. Tai va. Džiaugus, kom pasidariau.
Tai tarp kitko yra labai stipri. Iš pradžių filmavau, rodžiau, bet blogą nufilmavau, tai neparodys. Iš tikrųjų labai stipriai nei parsidavinė dep. Ir tokių užlenkiamų. Kažkur galite rasti, kur priekabas pardavinė, prikabels mašinom, arba valčių skyriau galite pažiūrėti. Tai iš tikrųjų žiaurė, tvirta pasidarė, net nesitikėjau, galvoju, kad bus biškai, tep. Ne visai tvirta, bet žiaurė gera, į žiaurę patenkins. Tai dabar aš matysiu ir per veidrodėlius visą galą, ir svorio centrus bus žemiau. Ir gali ant dėžę atsidaryti, ir gali paprastą nusimti tas vastašis, kas mane sutaupė be gal daug laiko. Nes anksčiau norėdavo įlysti tavo dėžį, kažkur, jeigu jau nėra būtent nebelendi, panašiai. Tai jo, laik pasikeisda tepals ir viskas. Mocus bus vėl paruoštas. Ne visai dar žiūr, kad čia paskutinį kartą nesusivalys. Reikia atsiprausti. Navigacija to vėl veito. Bieškai persidariau navigaciją, ten buvau palinkus į apačią. Žodžiu, ko nežinau. Vada, vienas dalykas, ko norėjau parodyti. Anksčiau jūs matėt, kas žiūrėjot, čia kabėtų X-tašis. Ant vien šon ir taip pat ant kait šon. Ko nusmaliai padarė? O padarė šitą va tep. Desitrynį iki plasmastų. Matins vis palaik desitrynį iki plasmastų, šitą visą lend jaudą. Tai iki vieno, tai kito pusė. Čia da iki gruntų, ten jau kiaurą per gruntą praei. Žodžiu, ir vienišiai, aišku, ir aš tur, kuo man reikės, bet aš jau dabar nebedės, nes atep jau reikės dažyti. Tai yra reklaminį plėvelį permatom, ant visišką kainon centus. Paėmė va toj formą, atsipjovė, hop, iki pačia, tarkim. Ir jeigu rek, gali su fenda pasišildyti, kad užsilaint kampelę. Užsiklijava laikina, grįža, tai aš iš kelionės nusiėmė, nusiplėšė plėvelį, ant neprikim velnionišką. Ir turi gražį motociklą. Aišku, aš jau dabar jau esu apdirbęs. Čia ne aš apdirbau. Čia prieš tai, kur turėjai žmogėlis, buvau gražiai švelnė apvirts. Tai teik ten pridirba. Teik va čia. Ir berus čia kažkur dabiški. Bet čia nesimato. Va taip. Kon. Išvarau į kelionę, matys, turbūt 3 savaitėm. Planau nusokti, nežinau, galbūt kur nors Graikija, Albanija, gal Bosnija, Hercegovina, Serbija, Kosovas. Kažkur tai, į Kroatiją tik taka nevažiaus, nes kažkaip nepatek man ten Kroatijo. Tur blogų tokių kažkokių įspūdžių iš ten. Visų pirma, taip gal trumpą, į Dubrovnik pernai atvažiavau, buvau leipas 15. Galvoju, iš vakar atvarysiu, pasižiūrės nakvynį. Nakvynį, aišku, žiūrėjau, kad galėtų kur moc pasilikti. Tai booking atsivėriau, pat pirmą nakvynį. Aš ten, aišku, buvau susidėliojęs nuo mažiausios kainos iki didžiausios kainos. Ir mane išmetė 800 vieną nakčią. Tai atsisėdi, ten mes dviejų žiūrinėjom, radom, aišku, kur aš mėgojau 150, bet žodžiu, kur bės restoraną kavos atsigerti negali, nes turi, per daugiau. Kažkokį užkonį pavalgyti 40 eurų Dubrovnikį, ir panašiai. Tai kažkaip netrauk visai Kroatijai mons. Ir tai komercijai labiau ten. Tai turbūt aplinksim Kroatijai. Gal vietų Kroatijais pasirinksim Slovenijai, kur nors gal lyg Bled leiką. Labai daug ten yra iš tikrųjų kriuklių, gražių vietų. Ir turbūt į Kroatų, gal į Austriją pašausiam. Planau prasokti gal kokį 7-8 tūkstančius.
Nežinau, su tepalas filtrą reikės turbūt nusipirkti. Tepalų prisipils. Iš tikrųjų turi tepalų, bet nesivešik tų 3-4 litrų, kiek tų svorį, tai dasipirkti ne problem, kažkur sustojus ir pasikeist. Pasikeist lengva keitas, o iš princip galėčiau, nežinau, tepalus tiesiog pasikeist be filtro lindėm. Išlėsti ir pripilt praktiškai be įrankių gali. Suvein galvoti. Tai kon, turbūt, va teik, norėjau pasivaiduklauti, nes sene besimatėm. Ir tikus, kad bus geresnė ora, negu kad paskutinį kelionį turėjom. Norėtus, aiškiai, to lietaus, nesinori, kad būtų vien tik ta saulė ir 35 karšti. Tai tikus bus įvairaus oro ir praleisim gerą laiką. Turėsim geras atostogas. Aš tą parodysiu, kaip viskas apsikrovi. Čia tas tašas dar, aišku, neprikrautas, čia grina paskutinį dieną užsikrausiu ir šiepanas bus toks labiau skirtas purvinim rūbam susidėti, panašiai tokį minkštą dalyką ir gal kokiam vandeniu. Tai bet pagrind, ko norėjau parodyti, kaip apsikrovi tas visas man viršus. Taip štai apsikrovi. Atrodo, jis galin, bet čia daug kas nereikalingi, iš tikrųjų. Tinklėlis, kad galėtų pasikeisti kokius rūbus, jeigu reikės. Tai čia irgi praktiškai nereikalingi, dabar tik taip prisidėjau, kad nebus kažkada reikalingi, jeigu reikės prisispausti. Tai žiūrėkit, kaip viskas paprasta, iš tikrųjų dabar nusimontaus maniai tą vis tašį. Tai kol kas ir nereikalingi, bet ko noriu parodyti, kaip lengva tą vis tašį dabar nusiims maniai. Yra čia diržėlį veina, atsegu, kitą diržėlį atsegu, čia tašį, veina nusegu, tašį, kitą nusegu ir viskas. Ir aš galiu laisvą patekti dėžę. Ir lygiai taip pat lengva susideda atgal. Žodžiu, damą nereikės imti, bet principas va toks. Viskas, kuo daugiau reik, bus patogiai važiuoti, svorį bus labai daug. Labai daug bus svorį vėl eilinį kartą, šį kartą turbūt bus daugiausia. Šiaip skaičiuodavau apie 50 kg veždavaus, bet manau, kad 5 kg bus šiek tiek nieko. Tai va tiek, susitiksim dabar jau kelionę. Iki.